Na ir norėčiau pristatyti dar vieną temą, tai ambulatorinių geriatrijos paslaugų organizavimas senyvo amžiaus žmonėms. Pagal Didžiosios Britanijos geriatrijos draugijos rekomendacijas turėtų būti 35-40 gydytojų geriatrų 1 milijonui gyventojų. Lietuvoje geriatrijos paslaugoms teikti reikėtų apie 100 gydytojų geriatrų. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos duomenimis 2017 metais Lietuvoje galiojančias gydytojų geriatrų licencijas turėjo 29 gydytojai. Vienam gydytojui geriatrui vidutiniškai tenka daugiau nei 35 000 senyvo amžiaus žmonių. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 dienos įsakymu dėl geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialių reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo nustatyta, jog geriatrijos skyriuose gali dirbti gydytojai įgiję gydytojo geriatro profesinę kvalifikaciją arba vidaus ligų gydytojai baigę netrumpesnius kaip 72 akademinių valandų geriatrijos profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus. Ambulatorinio antrinio lygio geriatrijos paslaugų plėtra pagal poreikį tai 28 geriatrijos dienos stacionarų ir konsultacinių kabinetų patalpų įrengimas bei atnaujinimas, bei jų aprūpinimas reikalinga įranga. Teikimo vietos atrinktos įvertinus demografinės senatvės koeficientus. Geriatrijos klasterio įkūrimui numatytų priemonių įgyvendinimo pradžioje klasterį sudarytų bendradarbiavimo sutarčių pagrindų susijusios įstaigos. Tai 2 ligoninės, kuriuose įsteigti specializuoti geriatriniai centrai, bei 8 stacionarinės geriatrijos paslaugas teikiantys skyriai. Nors geriatrinė sistema Lietuvoje pradėta vystyti prieš 14 metų, tačiau šių paslaugų Lietuvoje dar nepakanka. Reikia didinti stacionarinių lovų skaičių, plėsti ambulatorinių paslaugų skaičių bei pradėti kurti dienos stacionarus. Geriatrijos skyrius galima steigti reorganizuojant dalį kitų terapinio profilio skyrių. Siekiant šių tikslų būtina užtikrinti tinkamą geriatrijos finansavimą, plėsti infrastruktūrą, supažindinti visuomenę su geriatrijos paslaugomis, paruošti reikiamą skaičių kvalifikuotų gydytojų geriatrų. Ambulatorinių geriatrijos paslaugų organizavimo teisinė bazė. Tai geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų teikimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. Liepos 27 dienos įsakymu dėl geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo bei geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo. Šis įsakymas reglamentuoja geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, reikalavimus paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams bei patalpoms ir medicinos priemonėms arba prietaisams. Ambulatorinės geriatrijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti ambulatorinės geriatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Geriatrijos skyriuose gydomi 60 metų ir vyresni asmenys, kai senėjimo proceso sukeltus pakitimus lydi keletas ligų, ūmių ar paūmėjusių lėtinių, kurios mažina paciento funkcinį savarankiškumą. Šiems pacientams reikia išsamaus geriatrinio ištyrimo. Minimali programa galėtų būti tyrimas standartizuotomis tarptautinėmis anketomis. Tyrimas gali būti plečiamas panaudojant mitybos, pusiausvyros, griuvimų rizikos, institucionalizavimo rizikos bei kitas standartinės anketas,
ir gydymo medikamentais atsižvelgiant į senyvame amžiuje pakitusį vaistų pasiskirstymą organuose ir audiniuose, jų pasišalinimą ir panašiai, bei fiziniais ir psichologiniais metodais. Ambulatorinės geriatrijos paslaugas teikia gydytojas geriatras ir bendrosios praktikos slaugytojas. Ambulatorinei gydytojo geriatro konsultacijai senyvo amžiaus asmenį gali siųsti šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas. Gydytojo geriatro konsultacijos indikacijos. Polipatologija ir kasdienės veiklos bei pažinimo funkcijų sutrikimas, įtariamas naujai diagnozuotas ar paūmėjęs geriatrinis sindromas ar būklė, polipragmazija esant polipatologijai ir ilgalaikės socialinės globos poreikio įvertinimas. Geriatriniai sindromai bei būklės yra šios: demencija, depresiškumas, disfagija, griuvimai, miego sutrikimai, šlapimo nelaikymas, mitybos nepakankamumas, odos niežulys ir odos sausmė, sarkopenija, sausa burna, senatvinis silpnumas išsekimas, skausmas bei vidurių užkietėjimas. Gydytojo geriatro konsultacijos kontraindikacijos. Ūminis sveikatos sutrikimas reikalaujantis skubios medicininės pagalbos arba yra nustatytas paliatyviosios medicinos pagalbos poreikis. Gydytojas geriatras teikia šias ambulatorinės paslaugas. Gydytojo geriatro konsultacija. Gydytojo geriatro konsultacija, kai atliekamas išsamusis geriatrinis ištyrimas. Apie išsamųjį geriatrinį ištyrimo poreikį sprendžia konsultuojantis gydytojas geriatras. Gydytojas geriatras pagal poreikį pacientą gali siųsti kitų gydytojų specialistų konsultacijai. Jei atliekamas išsamus geriatrinis ištyrimas, kartu komandoje dirba kineziterapeutas, ergoterapeutas, medicinos psichologas bei socialinis darbuotojas. Na ir viskas. Ačiū už dėmesį.